Sveiki, šįkart rankose turiu žaisliuką portretinės fotografijos mėgėjams. Tai yra Canon objektyvas su fiksuotu žiūrinio nuotoliu ties 85 mm ir 1,8 diafragma. Nuo pat pasirodymo jis sulaukė ypatingai didžiulio dėmesio. Kuo jis toks ypatingas, pabandykime išsiaiškinti. Pradėkime nuo išorės. Objektyvas nėra sunkus, nėra didelis, jį rankose laikyti yra išties patogu. Išorės labai primena Canon 50 mm fiksas 1,4 diafragma, tik šis yra truputį ilgesnis. Dėl to, ką matome, pažvelgiai šį objektyvą, pasakyti nieko blogo neįtų. Taigi, iš šono šis objektyvas atrodo išties puikiai. Tačiau, kaip atrodo nuotraukos darytos su juo, vėlgi apie jas taip pat negalima pasakyti nieko blogo. Nuotraukos ypatingai aštrios, kontrastingos, spalvos jose yra labai tikroviškos. Portretai daryti šiuo objektyvu yra nuostabūs. Tiesa, galima įmesti vieną nedidelį akmenį į Canon daržą. Šis objektyvas prastokai tvarkosi su chromatinėmis aberacijomis. Kai jų nesimato, nuotraukos verčia iš koto, susikloščius kontrastingam apšvietimui, fokusuojamo objekto kraštai, o ypatingai modelio plaukai bus nusėti chromatinėmis aberacijomis, ypač prie 2,8 diafragmos. Laimei tokios situacijos yra ganėtinai retas reiškinys ir dėl chromatinių aberacijų problemos dievogotis tikrai nederėtų. Dar grįžkime prie šio objektyvo aštrumo. Tai vienas aštriausių objektyvo aplamai. Nuotraukos išeina vienodai aštrios prie praktiškai visų diafragmos reikšmių, kas yra tikra anomalija portretinių ir ne tik objektyvų rinkoje. Toks aštrumas nuotraukas daro ypatingai aiškias, netgi pilnai atvėrus diafragmą. O greitas ultragarsinis fokusavimo variklis, kuris veikia praktiškai be jokio garso, tik dar labiau iškelia šio objektyvo vertę. Fokusuoti galima iš 85 cm nuotolio, kas portretinė fotografija yra tikrai arti, o ypač turint omeny, jog šis objektyvas turi fiksuotą žiūrinio nuotolį ties 85 mm. Atvėrus diafragmą maksimaliai ir sufokusavus vaizdą kaip tik įmanoma arčiau, nuotraukoje pastebimas ypatingai didelis ryškumo gylis. Sufokusavus vaizdą į modelio nosį, jo veidas tampa visas išsiliejęs dėl ypatingai didelio ryškumo gylio. Tad fotografuojant šiuo objektyvu reikia tikrai preciziškai nustatyti fokusavimo vietą. O naudojimasis objektyvu yra taip pat ergonomiškas. Labai patogu yra tai, jog galima pakoreguoti fokusavimą ranka, netgi neperjungus fokusavimo režimo į rankinį. Taigi, dėl ko portretų fotografai įsimylėjo šį objektyvą, tampa aišku vien tik tai jį pabandžius. Vienintelis minusas jame yra chromatinės aberacijos, o toliau tik pliusai ir tie pliusai yra išties dideli. Viskas šiame objektyve yra puiku, o ypatingai didelis aštrumas daro jį itin išskirtiniu. Ką jau kalbėt, kad jo kaina nesiekia 1500 litų. Šio kainų kategorijoje jis praktiškai neturi jokių konkurentų. Gal Samyang 85 mm fiksas su 1,1 diafragma galėtų kažkiek rungtis su šiuo objektyvu, tačiau turbūt pralaimėtų, kadangi pastarasis neturi jokių kontaktų su fotoaparatu ir jame fokusavimas yra tik tai rankinis. Žinoma, ir kaina skiriasi, tačiau žymiai labiau verta pridėti kelis šimtus litų ir įsigyti pilnavertį profesionalų objektyvą, nei kankintis su rankiniu fokusavimu. Ką Samyangas gali pasiūlyti, tai yra tik tai įdomus lensflare, kurių niekur kitur daugiau nesutiksi. Tačiau už juos aukoti tiesiog skustuvo aštrumą ir praktiškai begarsiai fokusavimą būtų nelogiška, nebent turite nemažai atliekamų pinigų. Toks žaidimas į vienus vartus turbūt skamba lyg reklama, tačiau patikėkite, taip tikrai nėra. Jei jums aktuali portretinė fotografija, paėmę į rankas šį objektyvą niekada jo nenorėsite paleisti. Nenorėsite skirtis tomis maloniomis akimirkomis, kuomet kiekvienas portretas išeina ypatingai aštrus ir aiškus. Jei įsigijote šį objektyvą, nepatingėkite jį pakomentuoti, o jei iškyla kažkokių klausimų, būtinai paklauskite, tikrai bus atsakyta. Su jumis čia buvo Gytis, iki kito karto.